Labas rytas, Lietuva. Labas rytas dėl to, kad buvau įmigęs žiemos miego, bet pažadino mane vienybės laužų kūrimas. O po to reikėjo važiuoti į Vilnių su traktoriais. Tai važiavau ir aš su savo žvėruku, senuku, beskausmiu. Važiavom ten dėl to, kad Vilniuje labai gerai vertinami yra traktoriai. Ten jų kainos prasideda maždaug nuo 600 000 eurų už traktorių. Tai su ta sąlyga ir važiavau į sostinę, kad tikėdamasis parduoti savo traktoriuką. O paskui čia grįžęs į kaimą, už tos parduotus pinigus galiu nusipirkti maždaug 3 visiškai naujus traktorius. Bet su sąlyga, kad traktoriaus nepardaviau, tiksliau niekas jo nenupirko dar. Gal reikės atnaujinti skelbimą. Padaryti kaip nors gražiau, reiktų kreiptis į specialistus kokius. Kad geriau išreklamuoti. Tai va su sąlyga, kad traktorius nepardaviau, važiavau namo. Ir dabar jau vaikštau po savo laukus. Tai dabar esu kaip tik toje vietoje, kur privalau atsėti pievą. Maždaug apie 3 hektarus man reikia atsėti pievą. O čia tokia trumpa istorija su to yra, kad čia visada buvo dirbama žemė. Atsimenu, pažiūrint palidovinėse nuotraukose, matyti, kad čia buvo dirbama. Čia tokie smėlynai, nelabai derlinga. Ten visokių šiukšlių priversdavo. Buvo kurį tai laiko paskui apleista ir perėmė aš tą žemę. Čia dalis yra valstybinės, dalis yra nuosavos, kurią mokėjau po 5 000 eurų už hektarą. Valstybinės žemės nuomos sukeltas irgi dabar yra. Dvigubai, po 180 eurų už hektarą reikia mokėti. Nuomas, nesvarbu kokia žemė ten jam rajone, taip nusprendė kai kurie specialistai. Tai va, ir koks čia buvo istorija su ta pieva, kad toj dirbamai žemė aš pats čia įkūriau tą pievą, nes pamačiau, kad nelabai kas čia auga. Bandžiau auginti čia viską ir žirnių, ir miežių, ir kukurūzų. Nusprendžiau pasėti pievą, kad paaugtų tų daugiamečių žolių kokių tai, kad labiau pagerintų dirvožemį. Ta pieva čia užsibuvo kažkur 5-6 metai. O pieva iki 5 metų pagal deklaravimo tą visą sistemą nacionalinės mokėjimo agentūros yra iki 5 metų. Tai GPM kodas, ganyklos pievos, iki 5 metų. O jeigu virš 5 metų, kaip šiuo atveju ir nutiko, nėra galimybės kitaip deklaruoti, paverčia automatiškai daugiametę pievą. Aš pats pagaminau tą daugiametę pievą, paskui čia kaip pabuvo 6 metai berods toje vietoj pievą. Sakau, jau reikia nešti daugiau bio įvairovės jai, nes šiaip pieva 2-3 metai pati produktyviausia, o toliau skursta augmenija. Skursta augmenija ir tiesiog reikia įnešti daugiau įvairovės, norint, kad dirvožemis būtų gyvesnis, sveikesnis, kauptų anglies daugiau, būtų daugiau gyvybės, reikia įsėti kitokių augalų. Tai va tą aš ir padariau. Bet va dabar privalau įsėti vėl čia pievą. Bet aš nenoriu tą daryti. Reiškia, aš turiu išimti iš gamybos šitą plotą, kurį gerinu. Čia puoselėju, prižiūriu. Ūkininkauju beveik ekologiškai. Tai reiškia, negaliu vykdyti sėjomainos, kurių būtų
į visos tos negaliu vykdyti ūkininkavimo, kuris yra regeneracinio tipo, tai aš iš gamtai duodu daugiau negu paimu. Nu. Tai va, buvau žadėjęs žiemą filmukų, bet buvau užmygęs. Tai bandysiu ištaisyti dabar tas klaidas. Pažadą vykdysiu, yra tas filmuotas medžiagas vasarinės. Kaip tik va iš tų smėlynų, čia buvo žalias, nu vadinkim žalias pūdymas, bet tai man pūdymą nepanašu, kaip tik žalias miškas, įvairių augalų, saulėgrąžų, vikių, grikių, ridikų, linų, facelijų ir taip toliau. Sėju daugiau kaip 10 komponentų mišinius, kad tik įnešti kuo daugiau įvairovės, kad pritraukti daugiau vabzdžių įvairių, su skirtingų spalvų ir kvapų žiedais. Va taip aš ūkininkauju, kaip žinot. Na va, dabar čia vaikščiau po tą lauką, kur paskutinį kartą berods čia filmavau, buvo skaičiavau sliekus šituose smėlynuose. Ir čia yra pasėti žieminiai rugiai su žieminiais kvietrugiais ir žieminiais vikiais. Mišinukas. Vikiai yra sėklai. Agrolitpai sėklą daugina. Na, aptirpus sniegai čia visai gražiai atrodo. Aišku, dar anksti vertinti. Su kastu bandžiau kasti, tai pašalo yra. 20 cm yra, bet taip gan lengvai kasas. O čia palei pušyną užuovėje tokia. Tai sniegas nenutirpęs. Ir kadangi pašalas yra, vanduo negali susigerti. Nu, bet čia toje vietoje visada šlapiau būdavo, nes toje vietoje nėra melioracijos. Vamzdeliai po žemę nepakloti. Nu, gražiai atrodo pasėlis savo. Heirvečios. Čia rugiai ir kvietrugiai. Nelabai aš juos dabar galiu atskirti kurie. Išsikrūmimas čia labai jų geras matyti. Nu, kokybiškai sėjam labai. Nauja sėjamoji. Eilučių tie valytuvai. Augalinių liekanų valytuvai. Atlieka savo darbelį. Jeigu pamena, čia buvo dargi gan daug tų ridikų, facelijų, avižų, pabirų. Jas prieš tai čia augo. Sėjau ridikai sėklai aliejiniai. Su lydinčiais augalais tai avižos, linai, facelija. Dar buvo motejukų įselis. Bet smulkia sėkliam buvo, praeitą vasarą buvo labai nepavyko įselė praktiškai. Nuostolis buvo toje vietoje. Tai va, buvo čia labai daug tų prižėlę. Iš po rudeninės sėjos tų visų ridikų pabirų, bet jie va nušalė. Didžioji dalis. Vienas kitas dar yra, bet gal kai pašalas išeis, nebelik čia visai. Matyt, dar neatsileido. Pelių darbas. Na, sužels, čia tikrai gražiai sužels. Jeigu per žiemos. Ir tikrai pavasarį, vasarą čia bus labai gražiai. Nu, kur balas, tai gali būt, kad bus tuščios vietos. Yra šiek tiek ir žolių, tų nepageidaujamų. Čia snaputis, geraniumas. Čia gal žliūgė. Vikiai, čia bus iš tų bastutinių kažkokia tai.
Šiaip gan švaru, rugiai labai gerai prislopins tas visas žolės. Jos čia kad ir augs, bet jos bus mažutės. Žliūgė labai gerai rugiai tvarko. Rugiai varpų tai net slopina. Bet pas mane varpų čia problemos nėra. Čia va miglė yra. Bet jin irgi gal, jin labai maža, net turėtų užstelbti ją. Žliūgė gali šalanti yra. Matysime. Bet kuo daugiau įvairovės, kuo geriau. Nesvarbu, kokie tai augalai būtų. Einam po balą, pabraidysim. Išsimaudyti gali būtų gerai. Alio? Dėl traktoriaus skambinat pagal skelbimą? Aha. 520 siūlot. 1000. Plius PVM. Aha. Gerai, užsirašysiu. Aukcionas dar vyksta, taip. Vyksta. Aha. Nu, duosiu žinot kažkaip, Įsisaugosiu jūsų numerį. Dar čia tęsis, manau, iki kurį laiką tas aukcionas, tai tikrai. Buvo 501, buvo 1000 pasiūlymas, jo. Buvo 501,5 internetu buvo vienas norėjo. Dabar jūsų daugiausiai yra. 520 000. Aš viską, kas virš 500 000 skirsiu labdarai. Tai va. Gerai, ačiū už pasiūlymą, iki. Nu va, domisi žmonės. Traktoriukų. Tikrai vertė didelė technikos. O, koks minkštas ledas. Kvepuok. Reikia šiaudelius kaišėt, va, net šiaudelius iškyšė jie. Matot? Per ledą ir kvepuoja. Va, kokie yra nautilo privalumai. Pažiūrėkit, koks vamzdis. Kvepuoja. Gražuoliai. Kvepuoja. Baltas ledas kraštuose, reiškia, vanduo po truputį geriasi. Nu, čia smėlis po apačia. Bala, čia jau to vieta eina vamzdis. Viena molinė, parta panašiai. Va, vėl vamzdis, vėl jie bando kvepuoti. Oi, ai. Trašumai, pabarstė barstytuvai. Gyvena čia tų žvėrelių. Šiemet, tiksliau vasarą dar rudenį, kai kūliau ridikus. Pirmą kartą šioje vietoj, gyvenime mačiau šerną. Čia niekada jų nebūdavo. Ten, jeigu pamenat, buvo saulėgrąžos, už keliuko, čia kitas laukelis. Tai ten buvo tiek paukščių. Vienai vietai, kiek jie ten lesė, tas mano slimpas. Taip pat tam laukia irgi buvo to pačiu. Labai daug tų suopių. Ar panašus suopės buvo, nes labai tokių skirtingų spalvų. Bet dydis jau labai panašus buvo. Kas irgi labai įdomu, ką pastebiu, kad jų čia labai padaugėjo paskutiniais metais. Kaip, sakykime, su kombainu kuldavau, matydavau tik tais vieną arba du suopius. Jie pelės gaudo. Gandrai iš paskui kombainą vaikšto irgi. O šiemet čia kuliau tam laukia, nežinau, suskaičiau. 1, 2, 3, 4, 5. Tai čia 1, 2, 3, 4, 5. Dar ten toliau matau. Laukia peliukai bėga nuo kombaino.
upėj. Jie čia jau nespėjau nufilmuot. Zuikį pasigavo, nešęs iškrito. Kažkur ten dabar gulė vargšiaus. Iš kur jų tiek prisiveisė? Panašių į sopus. Nežinau, iš kur jų tiek prisiveisė. O, dar čia balas, bet panašu, kad po truputį susigeria vanduo. Matot, buvo daugiau ir susigėrė. Ledas va po ledu, po truputį gėrėsi. Bet kas biški būna užknisa, vat, matosi, kai buvo vanduo stovėjo, tai į kraštus ar į kur vėjas pučia, suneša šiaudus. Nes šiaudai plūduriuoja ant vandens paviršiaus ir suneša šiaudus ir pavasarį būna tose vietose labai užklota šiaudais. Pasėliai būna užslopinti augalai. Šiaip bendras vaizdelis neblogas, bet vykiant kiek vėlyvas sėja. Gal viskas bus gerai. Nes šiaip vykius galim sėti ir pavasarį. Labai daug žalios masės užaugina, labai geras vertingas pašaras. Šitoj lomoj nėra didelių balų. Čia varūda matosi tuščia bus. Nu gal į tas zonas reikės atsėjimą daryti, pasėsiu kokį tai žalinimų mišinį. Na va, prasideda tuštybės. Augalų beveik nėra, dar tie ridikai dar nesušalė. Neatsileidė, tiksliau dar atrodo pusiau gyvi. Čia šiaudų juostas, nu kombaino biški. Skleistuvas užsikirsdavo kartais. Mes pjaunant labai žemai. Tai visokių akmenų prirenkam. Tas labai gadina kombainą. O čia kažkas pravažiavo su keturačiais. Spėčiau čia kokie 2-3 keturačiai. Pralekė. Šitoj lomoj gan gerai susigėrė vanduo. Čia prieš kokį 15 metų atnaujinam vamzdį, buvo užsikišę. Tiesiog išsikraipė vamzdelį. O čia smėlis yra, tai smėlis labai greitai užmuša. Na, bus čia atsiejimo kokie. Nu, reikia su dronu papildyti, dabar žiūrim, tai aišku, čia neiškarpysi gabalais, bet kokį 10 hektarų reikės atsėti. Gal tiek dabar tam kartui. Bandysiu susukti filmuką ir susukti filmuką iš vasaros, kaip atrodė mano žalieji tie mišiniai. Ir dar turbūt iš dobuilų ir gargždenių derliaus nuėmimą. Tai su šukam. Bet tenais vien tik iš kabinos kažko labai stebuklingo neparodysiu. Malonu, kad žiūrite. Ir tai susimatome. Radybų kokių. Gelažiukų. Gerai, kad nesu kombainu. Paėmėme, tai paskui vėl viduris visus išdrasko. Labai skaudžiai kainuoja. O čia gelažėlė, va, radau. Dar ir uždirbsiu kokį 1 centą. Na, GPM atskaičiuosiu 3% ar 5. Liks pusę kapeikas.